Nu, davai, pavarom. Teisų gynėjai visame pasaulyje dar kartą paragino Pekino valdžią atvirai paskelbti tiesą apie susidorojimus 1989-aisiais su demokratinių reformų panorusiais studentais. Ir pagaliau paskelbti tikslus, Gerai, kur jie randasi. jų neoficialiais duomenimis buvo tūkstančiai. Italijos teisėsaugininkai suėmė Venecijos merą ir dar apie 30 policininkų bei verslininkų, kurie įtariami korupcija, mokesčių machinacijomis ir nelegalių politinių partijų finansavimu. Dauguma šių nusikalstamų veiksmų siejama su grandioziniu MOSE projektu, kuris turi apsaugoti grimstančią Veneciją ir jos lagūną nuo... Matau kažkokį duchą šaudant. Taip. Jau beveik baigti montuoti milžiniški pasukami barjerai, kurie galės atskirti Venecijos lagūną nuo jūros. Bet antikorupcinis tyrimas nustatė... Maždaug radau gerą būdą laimėti. Nu. Maždaug lakstai, nieks į tą nepataiko. Kol staisos ginklą, tu greit taikais nušauniai. Jis per 4 dienas motorizuotų parasparniu apskrido visą Airiją. Nuo Mozamhedo iki Malinhedo. Tai nebuvo paprasta, turint omenyje permainingą Airijos orą. Bet oreivystės entuziastas sako, kad vaizdai, ypač pakrantėje, buvo išties nepakartojami. Indijos Andhra Pradešo valstija Ты что, написал? ekspediciją į aukščiausią Ne. pasaulio kalną. Ji pasiuntė į Everestą 13-metę neturtingo ūkininko dukrą. Aš kažką написал. Aš tai What the dabar. fuck, aš vieną написал. Ne, rodė grinai, kai iššoviau, karočiai, tą šūdą ir nenupisau. Valstija, kurioje dauguma gyventojų sudaro dalį tai. Tai prasme rodė sulėtintą vaizdą. The fuck? Monster kill connected. Pusvalandį iki sutuoktuvių ceremonijos visas vestuvininkų Tikras monster. atsidūrė Krosleiko ežero vandenyje. Laimininkas nenukentėjo, o po skubaus nusižiūrinimo ceremonija vėlavo tik 10 minučių. Gerai, kurie yra po Oh my galais? god. Kur jūs esat? Čia bėgu. Kur? Nu va čia, nu. Ai, nu čia. Parlamentarams susirinkus į pirmą sesiją. Tačiau manoma, kad bylos nagrinėjimas triks teismai patenkinus nuteistųjų prašymą skirti finansų ir buhalterijos ekspertizes. Ar dėl to byla bus stabdoma, teismas kels po savaitės. Sėkmės pataikėt. Kokie mes kieti, karočiai. Tave vis tiek paėmiau. O ne. Blet ratais bėgiotų, mes čia žaidžiame šūdą malom. Tai bet kai headshots only, taip ir reikia lošti. Nors nebūtų headshots only, tai tada gal jo, taip normaliai lošti. Bet čia tai absurdas, va taip lošti, kaip aš lošiu. Laisvosios rinkos instituto ekspertai sako, kad taip gali būti pažeisti konstitucijos straipsniai dėl privataus gyvenimo apsaugos. Čia būtų renkama informacija, neturint net menkiausio pagrindo apie absoliučiai visus Lietuvos. Ir dar duokas, kurva! Nice. Lol. Dar sumažėti, nes gyventojai gali nenorėti, kad visi jų asmeniniai finansiniai duomenys patektų. Nice. Kur, aišku, atsiranda ir piktnaudžiavimo galimybė, ir duomenų nutekinimo kažkokios tai tikimybės. Maždaug jo. Gerai, čia tave paėmiau. Karočią, iš dviejų pusių mane šaudo. Tai reiškia, kad kalta būtų ne tik sukčiavus įmonė, bet ir iš jos prekes pirkė sąžiningas pardavėjas, kuris Nesąmonė, nu grinai, what the fuck, na. Atsistojęs vidury bėgioja, kur mūsų nesveikas fucking shit. I have a quick aim. Quick aim? Seriously? O ne, po 11. Turbūt aš eisiu miegoti. A ne, eisiu miegoti? Taip anksti? Ne. Pirkėjas, net ir žinodamas, kad mokestis nebus mokėtas, nėra atsakingas už tyčinius verslo partnerio veiksmus. Tokią situaciją norima taisyti naujomis PVM įstatymo pataisomis. Jose įrašyta, kad kai nustatomas akivaizdus sukčiavimo susitarimas tarp pirkėjo ir pardavėjo, valstybė galėtų išsiieškoti nesumokėtą PVM iš visų... Karočią, kai rašiau, mane nušovė. Inspektoriai turės įrodyti, kad pirkėjas žinojo ar galėjo žinoti apie tai, kad pardavėjas nesumokėjo šio mokesčio. Mes esame šnekėję ir su Maždaug gražu čia. jiems taip pat būtų lengviau,
jeigu Kaip gerai, kad aš įstatymai filmuoju dabar. konkrečiai suformuluotų bendrą taisyklę, kurią po to teismai turėtų taikyti. I'm a monster. Aš turėčiau pabrėžti, skirtingai nuo to, ką teko girdėti iš verslo O, ho, 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 nėra ho. taip, kad visus verslininkus mes laikome nesąžiningais. Čia geras buvo. Mes laikome verslininkus sąžiningais, o kad buvo nesąžiningas sandoris, privalės įrodyti mokesčių administratorius. Ekspertai valstybės norą kovoti su PVM sukčiautojais sveikina, tačiau siūlymą visus PVM mokėtojus padaryti kolektyviai atsakingus vadina neadekvačiu. Įmonėms norima priskirti atsakomybę kokiu nors būdu išsiaiškinti, ar partneriai sumokės PVM, o kartu ir juos spausti. Nice. Ekspertams neaiški ir sąvoka sandorio. Kažkas mane užpis. Ir įmonė galiausiai įsireikės. Taip pat gali kilti prekių ir paslaugų kainos, nes verslininkai bus priversti įsivertinti galimų papildomų nuostolių riziką. Daug čia visi į mane šaudo tokie. Pavyzdžiui, daugiabutė yra 15 butų. O, Vienas butas čia gerai. gyvena 5 asmenys, kurie nemoka. Tai normalu yra, kad iš tų 5 asmenų tu gali reikalauti, nes jie naudoja ir nemoka. Ir žino, kad tai arba nežino, bet turėtų žinoti. Tad šiuo atveju yra padaroma taip, kad Kaip įdomu. rajono gyventojai turi mokėti už tai. Nepaisydamas ekspertų nuogąstavimų, biudžeto ir finansų komitetas projektui pritarė. Toliau jis svarstys Seimas. Nacionalinė filharmonija pristato I am on fire. Jame ir lietuvių kompozitoriaus Gintaro Sodeikos koncerto premjera ir kūriniai skirti kompozitoriui. I am on fire. 50-osioms gimimo metinėms. Lenkų sopranas Aga Mikolai Europos teatruose laukiama kaip subtiliai atliekanti Richardo Štrauso kūrinių solistė. Kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir dirigentu Modestu Pitrėnu, solistė Aga Mikolai rytoj filharmonijoje pristatys paskutinį Richardo Štrauso opusą, kurį muzikologai dar vadina muzikiniu testamentu. 4 paskutinės dainas simfonija balsui ir orkestrui. Kompozitoriaus 150-osioms gimimo metinėms skambės ir spalvinga simfoninė poema Don Juanas. Po ilgokos pertraukos Vilniaus festivalis pristato Lietuvos kompozitoriaus Oh, Gintaro Sodeikos koncertą fortepijonui ir orkestrui. oh, come on, man. Kompozitorius pasakoja, kad kūrinio atsiradimo istorija neįprasta. Tiesiog suplanavau, kad turiu parašyti koncertą fortepijonui, kurį jaunesnis mano sūnus Joris, baigdamas muzikos akademiją, galėtų tiesiog pagroti. Didn't can I hit you, so yeah, I'm so sorry. Koncertas trumpas, trunka vos 15 minučių. Kompozitorius teigia, kad taip bandęs prisitaikyti. Да, той bullshit. Kai visi skuba ir niekur nenori ilgai užtrukti. Tas bėgioja ratais kaip... Čia buvo. Короче. Jauna pianistė Grita Tatorytė. Kompozitorius Sodeika labai gerai parašė fortepijonui, nes Baig čia! Sniper! Da ir kas. O ne shit. Guys, Bet tai pasiseka tiem, kurie mane paima. Doma? Doma? guys. Dauma, kur dingai? Dude, I save you. Thanks. No problem. Are you fucking kidding me? Dude, I shot you like 3 times. Wow, 25 kills.
Vilma. Doma, kur dingai? The fuck? Tai jūs paėmiau. Sutrip mine. Ah! Nice. Kas čia buvo su rageliu? Ne. Ir ne, aš negalėjau į Steam Overlay pereit. Kažkodėl tais. Rodė tą scoreboardą. Eina. Ką? Užpiso. Užpiso. Rimtai? Išeini? Užpiso. Tarsi. Aš neįdomu, aš taip kažkaip. Naktį debesuota su pragiedruliais. Ai, aš irgi einu tada. Vėjas silpnas, žemiausia temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas nepastovios krypties. O, Sniper Elite V3 žiauriai geras. Ne V3, o 3. 25 laipsnių šilumos. Jo, aš tai norėčiau palošt. Palošt. Aš irgi. Normal. Normal. Pasaulio futbolo čempionato rungtynių. 2 savaičių rungtynių įrašai jums patogiu metu.